Sveiki pirties mylėtojai, Vantos Lapo rezidencijoje, pirtis ugnis. Ir šiandieną susirinko visas elitas karališkų pirčių užkariautojų, tie, kurie keliavo su Vantos Lapu per visą pasaulį ir dar daug kur keliaus. Tai šiandieną mes turime išbandyti Vantos Lapo rezidencijos karščiausią krosnį ir kartu aptarti kitas būsimas keliones. Tai pirmiausiai palinkėjimai. Man didelė garbė šitoj ugniniai pirty būti tarp tiek daug stiprių, ugningų žmonių. Tai tikiuosi, kad šiandien ugninės jūsų sielos ir ugninė pirtis susilies ir paduos patį didžiausią, nuostabiausią garą. Sveikatos ir akvatos. Kantrybės. Viso, ko nežinote, ko troškite. Visiems linkiu būti sveikiems ir laimingiems. Ir kad šita pirtis jums dar pridėtų ir laimės, ir sveikatos. Daug sveikatos. Ramumos. Šitai pirčiai daug ilgų gerų gyvenimo metų. Pirtininkam keliautojam gerų kelionių, o visiems žvalus esi. Šiltų, gerų, linksmų, įdomių kelionių. Gero garo ir švelnios šilumos. Gero pasibuvimo. Na, man pirtis visą laiką kaip yra kaip trumpas atostogas. Sakykime, nes vis tiek, kai keliauja ar užsiiminėja veiklomis atostogaudamas, tai stengiasi atpalaiduoti galvą ir kūną. Tai lygiai taip pat ir pirtyje. Tokios trumpos atostogos būna, atpalaiduoja galvą, kūną, todėl artėjant atostogų sezonui visiems linkiu atostogauti. Šiandien pirtyje. Malonu matyti aplinkui tiek daug pirties entuziastų. Visiems palinkėsiu gero garo ir toliau kultivuoti pirties meną. Šiandien žinau, kas yra netekti sveikatos, taip kad dar kartą prisijungsiu prie tų, kurie linkėjo sveikatos. Būkit visi sveiki, kitaip nėra ko gyventi. Ilgo gyvavimo šiai pirčiai ir smagaus pasibuvimo su šitą kompaniją smagia. Gero garo, šilumos priėmimo ir gerumo spinduliavimo. Na, tegu ugnis kūrenasi tik tai krosnyje, kad nepaliestų jos ta ugnis, kad jinai ilgai gyvuotų ta pirtis, o mūsų širdise taip pat ugnis neužgestų. Visiems Dievo palaimus. Šitai pirčiai, kad būtų daug gražių akimirkų Vilniečiam, Kauniečiam ir visiems Lietuvos gyventojams, kad atvažiuotų ir pamatytų, kaip gera leisti laiką pirtyse. O visiems stiprybės ir sveikatos. Džiaugiasi širdis matyti vienoje vietoje tiek daug pirties bičiulių. Gero garo visiems. Švelnaus garo, malonaus buvimo ir lengvų, minkštų vantų ir kad kelelis nenulikėtų kelionėse. Kadangi visas samtis pilnas palinkėjimų, bet dar liko truputėlis vietos, kur galėčiau ir aš palinkėti. Aš palinkėsiu visiems, kad kuo dažniau atvažiuokite čia į Vantos Lapo rezidenciją, aplankykit, įskleiskit gerą žinią apie tai, kad Lietuvoje yra tokia vieta, kur galima tiesiog pabūti labai šiltai ir smagiai. Tai gerbėmieji, visą kaušą palinkėjimų aš dabar užmesiu ant karščiausios krosnės akmenų ir tada mes pakelsim rankas, pasakysim, tebūnie taip. Pataikysiu gal? Netėjo? Kas ten pas mus termometras? Kampe dusėdė. Jaučia? Ui. Kažkas sakė, ui? Noriu padovanoti jums savo procedūrą pirmo garo, kuri vadinasi gintarinis rytas. Tai labai iš viso širdies noriu ją padovanoti, tikiuosi, jinai jums tiks, patiks ir įsivertins. Yra nerealus jausmas, kai gali į Vantos Lapas pirčių rezidenciją pakviesti savo bičiulius pirtininkus, su kuriais nuolat keliauji po pasaulį ir ragauji įvairių šalių pirties garą. Šiandien mums egzaminas, nes pirtyje ugnis susirinko patys pačiausi garo gurmanai. Na ką, klausome atsiliepimų, truputį net baisoka. Aš kadangi jau išbandžiau su kompanija, tai atsiliepimai buvo labai geri, kad garas geras, tai čia yra svarbiausias pirties požymis. Mano buvo tie bičiuliai, kurie čia buvo pirtyje, tai tokie ekspertai. Nes jie vaikšto tik tai pirtis, kur yra
geros krosnis, tai yra tos, kaip mes sakom, Ferrari, tai yra periodinės krosnis, ugnis per akmenis, tai jie labai jau, kaip sakant, savo kailių išbandė ne vieną ir jie tiesiog nuo pačio pirmo žėjimo sako, mums visiškai nedegina garas, bet mes visi prakaituojam, sako, mes labai gerai jaučiamės. Tai šitos krosnės garas pasižymė savo minkštumu, pati atmosfera pačioje pirtyje irgi yra gerai, kadangi kaip pirtininkas dideliai pirtyje privalumas yra tas, kad kadangi didelė pirtis, tai reiškia, turi būti daug žmonių. Ir to žmonės labai reikia paskirsti taip, kad jie visi būtų komfortiškai savo vietoje. Tai yra žmogus, kuris ateina ir sako, aš nemėgstu karštai, yra žmogus, kuris ateina ir sako, aš noriu, kad mane stipriau. Ir jie vienu metu toje pačioje pirtyje būna. Tai tu padaryk, kad vienoje pirtyje, tai yra 28 kvadratuose, 30 žmonių kiekvienas gautų to, ko nori. Tai yra to garo, kokio jis tikisi. Tai yra vietos pirtyje, tiesiog tu turi susigaudyti, kur galima sudinti žmogų, kuris mėgsta karštai ir kuris tiesiog nori vėsiau. Tai 28 kvadratai, pirtis didelė. Tai tiesiog išdėlioja žmonės ir kiekvienas gauna to, ko nori. Tai yra privalumas, ko mažoje pirtyje praktiškai nepadarysi, tai yra tu užpyliai ir visi gauna vienodai. O čia yra žaidimas ir tiek, kad, aišku, plotas didelis, tai pirtininkui reikia daug vaikščioti. Smagu, kad atsiranda teisingų pirčių su gerom krosnim, geru, tinkamu išplanavimu, patogu pasiguldyti žmogų ant plauto, tiesiog geras garas ir viskas puiku. Visiška ugnis ir buvo tiek garo, tiek ir kas svarbiausiai labai minkšto. Jau tikrai buvo ir tokio rimto garo, bet jis nebuvo deginantis, nebuvo kandantis. Ir kokio jinai dydžio, kaip mes juokavom, tai kaip sporto salė, bet visi tikrai pasiskirstė, kas nori karščiau, ėjo ten, kur daugiau garo, kam jo nereikia. Rado irgi vieteles, kur be galo maloniai pasėdėjo, šiltai, jaukiai. Vantos lapas tikrai moka statyti pirtis liuks. Atsileidžia galva, atsipalaiduoja kūnas, to, ko mes ir siekiam nuo šitos greitos kasdienybės ir rutinos, to pasiekti, tai šitoj pirtyje tikrai tą pasiekiau. Visų pirma, man labai įstrigo labai gera atmosfera, šilta aura, kaip pavadinti, įeini ir norisi ten būti. Nes būna, tai per tamsu kažkas, tai nepatogu kažkur, tai ir panašiai, tai man čia mano tam matymui buvo tobula. Labai patogu iš tiesų, patogiai išdėstyta, labai faina. Krosnis garas, tai sakau, net įdegis nenuėjo. Tai tikrai garas švelnus, tikrai nekietas. Tai va, tai labai puikiai pabuvom ir visiems tikrai rekomenduoju atvažiuoti šią pirtį. Ir jį vadinasi beje ugnis, tai mes šiandien atostogavom ugnyje. Gariukas nuostabus, o dar aplinka, o dar tokie žmonės pirtyje, tai fantastika. Vienišių kiek ugnies buvo, o tai dar pati ugnis, tai viskas ugnyje, ugnis. Pati labai didelė, pritaikyta dideliom kompanijom, firmų vakarėliam, tokiem, kurie nori sveikatos, kuriems reikia susikaupimo, atsipalaidavimo. Pati pirtis, pats garas, pats pečius įspūdingas. Vantos lapas visą laiką stebino. Aš manau, kad į šitą pirtį, tą ugnies pirtį jau sudėtos visos patirtis. Netgi galbūt pasižiūrėta kažkokias, kad nekartot kažkieno klaidų. Pasikviesti tikri profesionalai, kas statė ir pirtis, ir įrenginėjo pačią garinę. Garas labai geras, tikrai labai, buvo tikrai šauni pirtis. Tikrai norėsiu grįžti ir aišku, labai smagu susitikti su savo kompanija visą. Garas kyba viršui, ta prasme, ir po truputį leidžiasi, bet pirtininkas, kuris veda pirtį, labai jam patogu, kadangi ir aukščiai išlaikyti, ir patogu jam vaikščioti. Vienu žodžiu, buvo šaunu. Siūlyčiau daug kam ir visiems, kurie mėgsta pirtis, išbandykit. Galbūt atrasit kaip tik čia savo pirtį, kuri jums geriausiai tiks. Todėl, kad paprastai reikia pirtį atrasti ir reikia lankytis kuo daugiau po įvairias pirtis. Superinė pirtis gavosi. Visų pirmiausiai tai, kad jau pati krosnis ir tas garo švelnumas, atrodo, ateina garas karštas, tu jo nejauti tokio karščio. Tai yra nuostabu.
O įeini į pirtį, sėdi liktai kaip ir liktai vėsų, bet prakaitas žliaugia. Labai didelė tikrai gairinė, tai didesniai kompanijai labai yra patogu susirinkti. O garas tikrai švelnus, malonus ir jo užtenka, šilumos užtenka. Faina, didelė, daug žmonių telpa. Oras toksai švelnus, gali ten ir miegoti joje. Toks, tikrai faina. Karščio, kaip norisi, irgi pasiekėm ir karščio, dasimušėm savo, užteko visiems ir karščio. Iš pradžių galvojau, kad gal bus mažai jo, bet tikrai užteko. Tai tokia apgaulinga, iš pradžių atrodo, kad švelni, nelabai, bet paskui viskas pasiteisinosi viską. Tai kaip ir liuks visai gera. Šiaip garas iš pat pradžių nustebino savo švelnumu. Tikrai, kaip nelabai mėgstančiai pirti, bet vėliau jisai parodė savo nagiukus. Tad aš manau, čia galima šitoje pirtyje lankytis visokios skonio žmonėms, kurie nori ir švelniau, ir drąsiai eiti tie, kurie nori aštrių pojūčių. Labai faina, neįprasta. Neįprasta dėl savo pečiaus konstrukcijos. Tiesą pasakius, pamatęs tokį didžiulį pečių, galvoju, kad ten bus biškiai aitresnis, stipresnis tas garas. Bet kelis kartus užėjom, švelnu, faina, miela, gražiai skleidžiasi. Būtent su tokia krosnim tikrai neteko būti. Būtent ši krosnis įsiskyrė savo garo minkštumu ir kaitra. Bet ta kaitra tokia buvo nesvilinanti, o minkšta labai. Vietelė labai gera, vieta tikrai labai tokia spalvinga, vaizdinga, šiandien net gulbės plaukioja palei krantą. Dar parti pirtis, aišku, nenusileidžia šitiem vaizdam aplinkui. Akmenų krova didelė, garo visiems užteko, kas norėjo stipresnio sėdosi priešais pečių, kas norėjo švelnesnio, vėliau ateinančio garo į šonus. Tarsi vietos užteko tikrai, 30 žmonių laisvai telpa į tą didžiąją pirtį, taigi, kad likom patenkinti ir tikrai išvažiuojam su labai gera nuotaika ir pailsėję. Vau, kiek gražių žodžių. Ačiū. Kaip manote, ar mes čia nepersistengėme įrengdami 28 kvadratinių metrų garinę? Ar pirtininkams reikalingos tokio dydžio pirtys? Manyčiau, kad reikia tokių pirčių, nes yra didelės bendruomenės, bendraminčių, kai nori susitikti ir praleisti labai gerai laiką, o jeigu tokia gera pirtis ir garu, ir aplinka, ir visų savo dvasia, tai tikrai yra labai smagu. Reikia, tu žinok, jeigu susirenka kompanija, kurios būna, ir pas mane kreipiasi žmonių, kurie, pavyzdžiui, 12-14 žmonių, aplink Vilnių aš labai žinau tokių. Taip, kad laisvai susėstų gamtos prieglobstėje, ne mieste, bet gamtos prieglobstėje 15, 18, 20 žmonių į vieną pirtį, nelabai žinau. Taigi šitas yra labai fainas atradimas, labai geras. Aš manau, kad ten turės pasisekimą. Toks formatas, didesnei grupiai žmonių, ir atsisėsti, ir pailsėti vietos yra labai gerai. Maža pirtis turi savų privalumų, mažam kompanijam, intimumas, tas pirtininkas jau kiekvieną apgosta, bet yra, kad kompanijos ir didesnės nori ir visos nori kartu pabūti. Čia yra puikias sąlygas. 20 žmonių ir daugiau gali tilpti tokią pirtį. Aišku, pirtininkų reikėtų 2, kad spėtų su visais susidaroti. Geriau būtų 4. Čia manau, kad reikia, nes kolektyvas būna ir mažas, ir didelis, tai čia galima sutalpinti visą didelę klasę, didelį kolektyvą, didelį kažkokį tai draugų būrį. Ir manau, kad laikas jiems bus čia nuostabus. Vieniems pirtis yra sakralinė vieta, kitiems tai vieta, kurioje gali tiesiog atsipalaiduoti, pabėgti nuo kasdieninės rutinos bei jaukiai pabūti su artimaisiais ir bendraminčiais. Mūsų tikslas į pirtį atvesti jauną žmogų ir ne tik jam parodyti senolių papročius, bet ir duoti tai, ką jis supranta ir priima, o ateityje jis pats pasirinks savo tinkamą pirtį. Todėl mes manome, kad naujovės pirtyje yra sveikintinas. Ką jūs apie tai manote? Galima, kaip sako, apsiklijuoti vienoje pirtyje, o kitoje ir naujovės kažkokias įnešti. Nebūtinai visas pirtis turi būti vienodas. Tokia ir ne kitokia. Tegu viena būna tokia sakrali, kita gal žmonėm atsipalaiduoti reikia išeiti iš savęs, iš kūno, perkrauti
kaip sako, kompiuteris, protas ir viskas, o kita gali būti tokia, gali būti linksmesnė, gali būti su dainom, su teatrais, su spektakliais. Kiekvienam žmogui skirtingai reikia. Pirtis yra tokia vieta, turbūt, kur visada sutraukia labai geros valios žmonės. Todėl čia visada labai gera atmosfera, geras vaibas. Ir žmonės ne veltui išeina tokie visi labai atsipalaidavę, susidraugavę. Nu ir kaip dabar populiaru sakyti, pasikrovę labai geros energijos. Tai tiesiog čia vieta, kur gera būti, leisti laiką ir galų gale pasitikėti vienas kitu. Savo bičiuliams pirčių turistams parengėme staigmeną, kuri juos paliko be žado. Duok vadovę, kilpinėliklų taiklų, kalavijan žarijų žaizdrolietą. Jūs klausote Kornelijų Bružą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentą, klasikinio dainavimo puoselėtoją, laimėjusi pirmą vietą tarptautinėme konkurse. Muzikuoja nuo mažens, groja renginiuose, dainuoja koncertuose ir taip pat vaidina pastatymuose. Ar patiko? Šiandieną labai taip nuostabiai buvau nustebintas įvairovė, buvau nustebintas, kaip veda Gintaras gintarinę pirtį visų pirma, bet to ir kiti pirtininkai dasidėjo. Labiausia tai nustebino dainavimas, kuris prasidėjo mums sėdint prie pirtyje ir išgirdome ir paskui atėjo ir tai yra nuostabu, tos naujovės, skaitau, labai yra gerai, pagyvina pirtį, paįvairina, todėl kad paprastai nusibosta tas pats per tą patį, kažką tai neprigalvosi, bet kada ateina tokios naujovės, labai malonu, kad daugiausia viskas ir išeina iš vantos lapo, pasiūlymai ir tokios pirties vedimas tas. Aš atrodo jau skaičiau, kad labai daug ką žinau apie pirtis, o šiandieną pamačiau, kad aš dar net mažiausio dalyko nežinau, kiek čia visko galima ir kaip galima paįvairinti, sudominti. Vieni mėgsta muziką, kiti galbūt nemėgsta, galima tylos pirtis daryti, galima kvapų pirtis, bet šiandieną tai tikrai įsidėsiu į savo taupyklę šitą patirtį ir tikrai panaudosiu vesdamas pirtis. O siurprizas tai tikrai nustebino, nesitikėjome šitokio balso, vau. Pasijutome, nežinau, kaip kokiam puikiausiame koncerte. Aš galvoju, kad muzika ir pirtis tai tikrai dera ir be to, ta muzika buvo ne garinėje man. Pavyzdžiui, garinėje labiau patinka tyla ir jeigu muzika, tai tada vien tik tai instrumentinė. Bet jau išėjus iš garinės, čia buvo tikrai labai malonus patyrimas ir jis tikrai tinka. Ypatingai gamtoje ir toks stiprus balsas. Be žodžių. Klausėmės įsižioję to vaikino dainavimo, tikrai. Aš nežinau, šitą savaitę gal tokia prasidėjo nuo džiazo festivalio atidarymo, čia operinis balsas, iš viso labai smagu ir miela. Kaip ir visiems. Niekas nesitikėjo, o gavom netgi ir koncertą. Taip kad tikrai nuostabus balsas, labai maloniai vyrukas dainavo. Aš manau, kad mūsų kompanijai čia tai tikrai visiems buvo staigmena. Pirtis tokia vieta, kad tas ir balsas skambėjimas, jis kitaip skamba, akustika kitokia tai pirty. Ir kai dainuoja taip, tai yra super. O po tokios karštos pirtelės pats laikas į vandenuką iššokti atsivėsinti. Nuostabi pirtis, švelnus, bet karštas garas, laikas savo ir su savais. Kas gali būti geriau?
Aš mėgstu didelės pirtis nuo pat pradžių ir aš sakiau, pastatykit pirtį, kur 100 žmonių tilptų, aš ten galėčiau tasme gerai jaustis. Tai čia mano stichija. Mažoje pirtyje man ankšta. Tai visiems linkiu apsilankykite. Išbandykite didelės pirtis su didelė kompanija, su savai žmonėm ar tiesiog su tai žmonėm, kuriais pirmą kartą nueisite. Yra proga susipažinti, pajusti tą bendrystę. Ir va dabar už sienos aš girdžiu, kaip ten jie plakasi, ten neįsivaizduot, kas ten dedasi. Tai kadangi šiandien susirinko kompanija, kuri su vantos lapu keliauja po visą pasaulį, tai mes šiandieną tiesiog susitikom kaip giminės. Ir tuo labiau, kad proga išbandyti naują pirtį. Tai visi šiandien džiaugiasi ir aš nežinau, kada mes juos šiandien su Jūratė iškrapštysim, nes jie neina, kol vantas nenudaužys. Tai tiek. Mes turime gerą pirtį ir to didžiuojamės ir džiaugiamės. Ir aišku, nenutrauksim savo veiklos, kadangi niekas nesustoja. Pirtis keliauja tolyn.